Nors apie Danijoje gyvenančius tautiečius mūsų žiniasklaida skelbia rečiau, ten jų tūkstančiai. Vieni pluša fabrikuose, kiti žemės ūkyje, o nusprendę apsigyventi didmiesčiuose, dažniausiai užsiima statybomis ar valymo darbais. Toli gražu ne kiekvienas užsidirbti Danijos karalystėje nusprendęs lietuvis moka daniškai. Dar blogiau, kai kurie nemoka net angliškai. Nuo to ir prasideda visos jų nelaimės, sako Rasa Masevičienė. Rasa jau 12 metų gyvena Danijos sostinėje Kopenhagoje. Moteris yra padėjusi ne vienam Danijoje įsitvirtinti panorusiam lietuviui, o galiausiai už pagalbą biurokratinio aparato nesuprantantiems daniškai nemokantiems ar tiesiog į bėdą pakliuvusiems tautiečiams pradėjo imti pinigus. Darbdavių apgauti ir savo teisių nežinantys žmonės. Vyrų mušamos iš namų bėgančios moterys ir net savižudybės. Su tokiomis tautiečių problemomis kasdien tvarkosi Rasa. Lietuviai dažniausiai ją randa socialinėme tinkle. Tiesiog aš labai mėgėja komentuoti ir iš pat pradžių būdavo tai, kad tai tiesiog buvo kažkoks hobis. Tiesiog tu matai, kad žmogus kažko nesupranta, o tu žinai daugiau. Ir pradedi komentuoti ir jie tą pastebi, o paskui iš lūpų į lūpas, kas yra dažniausiai, kaip ir turbūt ir Lietuvoje, būdavo, kad žmonės tiesiog rašo, kad mane rekomendavo, kad mano draugas kažkoks papasako, ar draugė, ar kaimynas, ir tiesiog ir tai daugėjo tų žmonių, kol galiausiai nusprendžiau, kad greičiausiai reikia kažkaip tai užsimti daugiau šitą veiklą, kad žmonėm padėtų. Prieš 12 metų į Daniją atvykusiai Rasai irgi nebuvo lengva. Teko išmokti kalbą, suprasti, kaip veikia jai nepažįstamos šalies institucijos. Moteris sako, kad jai malonumas turima informacija pasidalinti su kitais. Tačiau kartais tai, ką išgirsta iš kitų emigrantų, moterį tiesiog pribloškia. Pagrindinė problema tai yra, kad jie nesupranta, tarkim, mokesčių sistemos. Labai dažnai žmonės įsivaizduoja, kad atvažiavę jie į Daniją, tarkim, jeigu jie yra įdarbinti Dano darbdavio, jie tikisi, kad Danas darbdavys jisai viską jiems sutvarkys, jiems tiesiog absoliučiai nieko nebereikės daryti, mokesčiai bus mokami tvarkingai ir jie savo dirbs, tiesiog gaus atlyginimus ir jokiais būdais neliks, pavyzdžiui, valstybei skolingi. Bet tai yra visiškai, tiksliau ne visiškai, tai yra teisinga tokia informacija. Rasa iš savo patirties gali pasakyti, reikia pripažinti liūdną tiesą, Danų darbdaviai lietuvius dažniausiai laiko tiesiog pigia darbo jėga. Imigrantams priklausančios įmokos, jų teisės ir panašus dalykai jiems retai kada būna įdomus. Taigi atvykėliui reikia aiškiai žinoti, kas jam priklauso ir kas ne. O jei priklauso, darbdavys už tave nepastovės, teks pačiam išsireikalauti. Kiekvienais metais vykstant mokesčių deklaracijai, kovo-balandžio mėnesį žmonės gauna nemažas sąskaitėlės susimokėti. Tai va, tai yra pagrindinė problema ir galbūt pagrindinis klausimas, dėl ko žmonės dažniausiai kreipiasi. Ar darbdaviai dažnai apgauna lietuvius čia Danijoje? Dažnai. Tiek Danai darbdaviai, tiek lietuviai, iš tikrųjų. Bet aš vėlgi taip galvoju dėl to, kad jie žino, kad žmonės tiesiog nežino įstatymų. Ir Danijoje yra šiek tiek kitokia situacija negu Lietuvoje. Tarkim, jeigu darbdavys tave apgaudinėja, tuo užsiema profsąjungos. Reiškia, žmonės gina profsąjungos, aišku, tu turi būti profsąjungų narys. Joks klausimas nėra kvailas, sako lietuvė. Tačiau kartais atrodo, kad į Daniją atvykę žmonės čia šalimi nori pasinaudoti. Nieko neduoti, o kuo daugiau gauti. Dažniausiai klausinėja atvykę ką tik į Daniją, kokios reiškiasi pašalpos yra mokamos. Kokias galima gauti lengvatas. Tai aš labai dažnai tiek savo klientams ir apskritai komentaruose komentuoju, kad Danija tai nėra kaip pavyzdys Jungtinė karalystė, kur atvažiavus žmogus absoliučiai gauna viską, reiškiasi, kiek esu girdėjus, tarkim, vienišos mamos, jos gauna būstus, jos gauna kažkokias tai pašalpas, joms netgi nereikia eiti dirbti, jos gali savo ten laisvai gyventi ir auginti savo vaiką, kaip pavyzdys. Danija yra tokia šalis, kuri vadovaujasi principu, kiek duosi, tiek gausi. Socialinės garantijos imigrantams Danijoje suteikiamos tik tada, kai jie pastoviai dirba. Priklauso profesinėms sąjungoms, kurioms moka nario mokestį, o paskui netekę darbo ar ligos atveju gauna išmokas. Tas pats ir su motinystės atostogomis. Tai va, ir kai aš bandau žmonėms tą paaiškinti ir sakau, kad viską reikia užsidirbti, kaip pavyzdys, tarkim, motinystės išmokas, lygiai tas pats. Reikia išdirbti tam tikras valandas, tam tikras savaitės, tam tikrus laikotarpius netgi, kad tu jas užsidirbtum. Ir žmonės tiesiog tada stebisi, o tai kodėl man niekas nieko neduos? Reiškia, aš atvažiavau ir tai kokia čia šalis, tokia turtinga ir ekonomiškai stipri, o vat nieko negali man padėti. Nu, tiesiog taip yra. Žmogus turi dirbti tam, kad kažką užsidirbti. Lietuviai prisiklausė apie tai, kad Anglijoje pašalpos ir socialiniai būstai dalinami į kairę ir dešinę, tą patį tikisi rasti ir Danijoje. Deja, tenka nusivilti.
Sako, kad neteisybė, jie stebisi, aišku, ilgiau pagyvenę, sakykime, tą supranta ir pilnai su to sutinka, nes mesgi juk esame mokesčių mokėtojai ir iš tų mokesčių mokėtų pinigų tokie žmogeliukai atvažiavę paskui ir tikisi kažko tai. Tai jie galvoja, kad yra neteisinga, neteisybė, dažnai būna, kad ir išvažiuoja po kažkurio laiko, nes tiesiog nesugeba niekaip čia įsitvirtinti. Neretai Rasa gauna užklausų apie veiklas, kurios yra nelegalios, ne tik Danijoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje. Konsultantė sako, kad nelegalių prekių norintiems įsigyti ar ką nors apgauti ketinantiems tautiečiams niekada nepadeda. Bet būna labai dažnai tokių, sakykime, naglų, jeigu galim tai pavadinti. Taip, būna vyrai, kurie čia dirba, reiškia, Lietuvoje palikę savo šeimas, galbūt netgi išsiskyrę, klausia, reiškia, ar jiems įmanoma yra susitvarkyti, tarkim, vaiko pinigus. Ir tai tokia galimybė yra, jeigu žmogus dirba Danijoje pagal ES, reiškia, reglamentą, žmogus dirbantis toje šalyje, kurio moka mokesčius, turi teisę vaiko pinigus. Ir netgi jeigu vaikas gyvena, tarkim, Lietuvoje. Bet klausimas jų skamba taip maždaug, jeigu aš tos pinigėlius gausiu, ar aš būtinai privalau pasakyti, pavyzdžiui, savo ex-žmonai apie tai. Tai man šiek tiek, aš iš karto atsakau tokį klausimą, kad netgi aš net neapsimsiu, tarkim, to reikalo tvarkyti, nes man tai yra, nežinau, žema iš tikrųjų, ta prasme. Nemalonu, bet slėpti negalima. Užsienyje lietuviai prisigalvoja kuo įvairiausių suktybių. Tačiau per tiek metų Danija jau sugeba su tokiais nedorėliais susitvarkyti. Bet kokia afera anksčiau ar vėliau būna išaiškinta. Aišku, paaiškinu, kad visų pirma, tai žmona būtinai apie tai sužinos, nes tvarkant visus šitos reikalus, Danija bendradarbiauja su Lietuva, mama turi duoti leidimą, reiškia, tuos pinigėlius tėvui gauti, aišku, su ta sąlyga, kad jisai tuos pinigėlius paskui perves vaikui, arba bent jau kažkokią tai dalį. Kartais žmonės įsivaizduoja, kad žinau viską, juokiasi Rasa, gavusi klausimų apie tai, kur įsigyti kontrabandinių rūkalų ar alkoholio. Šios prekės Danijoje labai brangios, todėl natūralu, kad lietuviai daro viską, kad įgautų pigiau. Pavyzdžiui, pakelis cigarečių Kopenhagoje kainuoja apie 5-6 eurus. Klausinėja, pavyzdžiui, kiek galima cigarečių atsivežti iš Lietuvos. Tarkim, tą informaciją, aišku, galima internete surasti, bet man turbūt irgi yra lengviau atsakyti klausimą tą, nes aš dirbau oro uoste ir žinau, kokios yra taisyklės. Ir ne visada tai, kas yra parašyta, pavyzdžiui, sakykime, Lietuvos ambasados puslapyje arba Lietuvos muitinės puslapiai, tiesiog jie rašo apie tai, ką žmogus gali išsivežti iš Lietuvos. O tai, ką galima įsivežti į Daniją, tai yra visiškai skirtingai, to labiau, kad jau kelis metus atgal Lietuvai buvo uždėti apribojimai ir pavyzdžiui, Lietuva kažkodėl tai Lietuvoje tos informacijos nerasi. Tai būna, kad žmonės tiesiog klausia, pavyzdžiui, kiek aš galiu įsivesti cigarečių Daniją, atvažiuodamas su savimi. Tai kiek? 1,5 bloko. Pašnekovė tikina, jog lietuviai imigrantai Danijoje tikrai nėra kažkuo išskirtiniai. Taip, buvo, kad pora pavardžių suspindėjo policijos suvestinėse, pasitaikė ir vagysčių, ir apgavysčių. Bet to tikriausiai būna kiekvienoje tautoje ar bendruomenėje, sako lietuvių konsultacijomis užsiemanti emigrantė. Prieš keletą metų, dabar tiksliai nepasakysiu kada, reiškia, kad buvo suimti lietuviai kauniečiai, jeigu neklystu, kurie čia organizavo prostitucijos verslą, jie turėjo labai nemažą. Buvo tiesiog įsinuomavę didžiulės patalpas, namą, kuriame buvo laikomas per prievartą lietuvės merginos jaunos ir kurios buvo priverstos užsiiminėti prostituciją. Tai čia buvo vienas iš tokių kažkokių didesnių nusikaltimų. Po to buvo surasta irgi nemaža grupuotė lietuvių, kurie užsiėmė grinai dviračių vagystėmis. Taip pat buvo suimti jie ir nuteisti mano žiniom, ta prasme. Tai visokiausių situacijų būna, ta prasme, ir visokiausių nusikaltimų. Tai tokių, sakykime, kur labai garsiai skambėtų, tai aš tokių mano paminėtų, kiek aš žinau. Rasa prisipažįsta, anksčiau, kai lietuvių Danijoje buvo nedaug, jai buvo asmeniškai gėda už kiekvieną tokį atvejį. O dabar žinias apie nusikaltusius lietuvius emigrantė jau praleidžia pro ausis. Siūlo to nesureikšminti ir danams, jokia paslaptis, kad jie irgi linkę atsakomybę už nusikaltimus primesti imigrantams. Aš tiesiog laikausi tokios nuomonės, kad tai esu ne aš esu visiškai kitoks žmogus, ta prasme, ir mes už kiekvieną atsakyti visiškai absoliučiai negalim. Reikia tiesiog žiūrėti save ir stengtis kažkaip tai daryti kažkokius darbus, kad tie patys danai arba tie patys lietuviai čia gyvenantis tiesiog žinotų, kad ne visi, tiksliau, mes visi nesam vienodi ir viskas. Ir pavyzdžiui, mano kolegos, su kuriais aš dabar dirbu, ir jų yra 97% danai. Ir jie sako, paprasčiausiai iš tokių žmonių kaip tu supranti, kad negalima visų teisti arba statyti visų į vieną eilę ir tiesiog sakyti, kad jūs visi esat vienodi.
Kaip bebūtų, lietuviai tai tauta linkusi gyventi savo uždarame rate. Dažniausiai tai susiję su danų kalbos nemokėjimu, nepritapimu prie vietos bendruomenių. Tos pačios problemos, apie kurias kalbama Lietuvoje, egzistuoja ir tarp užsienyje apsistojusių tautiečių. Tik pagalbos lietuvių kalba rasti labai sunku. Todėl dažnai bėdos lieka neišsprendžiamos metų metus, kol galiausiai pasibaigia tragedijomis. Aš manau, kad baisiausios problemos tai yra, kada, tarkim, moteris patiria smurtą šeimoje. Yra ir tokių atvejų buvę, ir yra buvę skambučių man vidury nakties, kada skambina moteris, kuri sakosi, kad ją ką tik sumušė vyras ir nežino, kur kreiptis. Ir reiškia, vaikai yra mažamečiai namuose ir vaikai, ačiū Dievui, nieko negirdėjo ir nematė, nes jis stengiasi visais būdais tai slėpti. Reiškia, pats pirmas klausimas mano, ką tu ruošiesi daryti, ką tu pati nori daryti, nes dažnai moteris tą slepia, jos nenori apie tai niekam šnekėti. Ir aišku, man kelia nuostaba, kada vidury nakties skambina visiškai nepažįstamas žmogus, tiesiog sužinojęs mano kontaktus iš kažkur tai ir klausia manęs patarimo. Rasos vyras ne visada būna patenkintas, kad žmona staiga keliasi vidury nakties ir vyksta padėti visiškai nepažįstamiems žmonėms. Bet kartais tiesiog negalėčiau nepadėti, išskirtinius atvejus prisimena lietuvė. Manau, kad kiekvieno žmogaus pilietinė pareiga padėti kitam žmogui, ypatingai kada yra lietuvis žmogus, kuris turbūt, nežinau, yra artimesnis negu, tarkim, tas pats danas, kaip pavyzdys. Tai vat, ir tiesiog tą darai iš idėjos, iš kažkokio tai, nežinau, gailesčio arba tai, kad yra tiesiog ir pikta kartais būna, kad, tarkim, ką tai moteriai dabar daryti, kurie reikia kreiptis tokiu atveju. Rasa sako, kad jos pagalba lietuviams nėra verslas, kokį įsivaizduojame. Už skubę pagalbą, kai kas nors miršta, patiria smurtą ar patenka į avariją, jai tiesiog nekiltų rankos imti pinigų. Yra tekę ir važiuoti, tokiais atvejais padėti nuvažiuoti iki policijos arba, sakykime, į tą pačią ligoninę, nes reikia visą tai, sakykime, užfiksuoti. Tai yra labai labai svarbu, jeigu moteris paskui nori imtis kažkokių tai veiksmų ir tą skriaudiją nubausti. Tai vat, yra buvę ir tokių atvejų, kada tiesiog paskui tenka vertėjauti toms moterims, kada jos yra apgyvenimas moterų krizių centre. Tu turėjom tiesiog papasakoti, kad jos neturėtų absoliučiai nieko bijoti, nes Danijoje pagalba yra labai didelė tokioms moterims, apskritai šeimoje nukentėjusiams nuo smurto asmenims ir vaikams. Yra suteikiamas gyvenimas plotas laikinas kažkoks, tai moteris gauna dienpinigius, nes jos dažniausiai išeina taip kaip stovi. Tiesiog bijo grįžti namo su mažais vaikais. Po nelaimės Kėdainiuose lietuviai staiga ėmė daug griežčiau žiūrėti į smurtą šeimoje. O Danijoje tai jau seniai visiškai nepateisinama. Vyro primušta moteris tuo jau pat atskiriama nuo smurtautojo ir gauna visapusę pagalbą. Tik viena plonybė. Pirmiausia, reikia žinoti, kad tokia pagalba egzistuoja. Būna, kad policijos pareigūnai palydėjęs, tarkim, namo pasimti būtiniausių kažkokių tai dalykų, nes, tiesiog, jeigu vaikai lanko mokyklą, tarkim, bent jau kažkokią kuprinę, tarkim, knygas ar dar kažką tai. O šiaip paskui jos absoliučiai viską gauna, tarsi jos yra apgyvendinamas moterų krizių centre, kurioms yra nemokamas maitinimas suteikiamas, šiek tiek pinigėlių, kad jos turėtų kasdienėms kažkokioms tai išlaidoms. Į Rasą dažnai kreipiasi palūžusios socialinių įgūdžių neturinčios moterys. Tokių atvejų ypač padaugėjo pastaruoju metu. Pašnekovė mano, kad taip yra ne todėl, kad apskritai būtų padaugėjęs smurto šeimoje atvejų. Tiesiog vis daugiau apie tai kalbama viešai ir išgirdusios svetimas istorijas moterys šiaip netaip išdrįsta pripažinti, kad jų šeimoje kažkas netaip. Netgi buvo viena moteris, kuri pasidarė netikrą anketą Facebook'o, žinojo, matyt, kažkas parekomendavo, žinojo, kad aš esu ir tiesiog į mane kreipėsi pagalbos. Tai vat, niekada neprisistatė, aš netgi nežinau, kur jinai tiksliai gyvena, bet tiesiog jinai mane visko išsiklausinėjo, kokie yra įstatymai, kokios yra jos teisės, kur jinai galėtų kreiptis, ką jai reikėtų daryti, ar jai priklausytų kažkokią pagalbą, jeigu neišeitų, reiškia, nuo ko jai viską pradėti. Ir tiesiog tada tu pasakoji, kur jai kreiptis, kur jai reikia eiti, kad lietuviai apskritai turi teisę į nemokamus vertėjus, kada jie, tarkim, lankosi savivaldybėse, ligoninėse. Bėdos, su kuriomis susiduria emigrantai, pačios įvairiausios. Todėl, jeigu jau užsiimi konsultacijomis, privalai išmanyti daugybę sričių, nuo valstybinio aparato iki praktinių dalykų. Kartais reikia mokėti ir paguosti, ir pasakyti griežtesnį žodį, jei matai, kad žmogus gali pakenkti savo ir aplinkiniams. Kasdien privalau dirbti ir psichologe, sako Rasa. Tai tiesiog tu pasakai, kad tu jauskis visiškai drąsiai, visiškai, kad ir kaip tai kvailai beskambėtų, kada žmogus yra ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai turbūt sužalotas, bet tiesiog tai suteikia žmogui kažkokią tai viltį. Jis žino, kad jis nėra vienas. Taip pat ir aš tokiam moteriam visada pasakau, kad jeigu kas beatsitiktų,
tu žinai mano numerį, tu žinai, kur kreiptis, tu tiesiog skambink man, kada tik tais. Aš niekada turbūt, tiksliau, niekada nesu toliau girdėjęs iš to moterų nieko. Aš nežinau, kaip pasibaigė jų, sakykime, istorijos, bet aš aišku labai norėčiau tikėti, kad jos pasibaigė gerai. Lietuva vis dar gąsdina pasaulį savo savižudybių statistiką. Rasa sako, kad dažnai net nesuvokiama, kokiais mastais žudosi užsienyje gyvenantys emigrantai. Juk emigranto kelias nėra lengvas. Tenka pritapti prie svetimos bendruomenės, išlaikyti save, o kartais net kelių asmenų šeimą. Žmonės dažnai įklimpsta į skolas, įsivelia į finansinės machinacijas. Pasirodo, tokių atvejų yra nemažai, kada jauni žmonės visiškai, sakykime, tas atvejis, kurį aš buvau įvelta, nenorom, galbūt vėlgi dėl to, kad pamačiau moters šauksmą ir kreipimas Facebook'o, tam pačiam Danijos ar Kopenhagos lietuvių, dabar grupį neatsimenu tiksliai, bet tiesiog dingo žmogus ir jinai kreipėsi pagalbos. Tai aš tiesiog pasisiūliau, reiškia, paskui jau sužinojus, kad jisai atsirado, bet dėja, ta prasme, nieko nebebuvo galima padaryti. Tai tiesiog aš pati pasisiūliau padėti, surinkti pinigėlius tą žmogų parvežti namo. Į Daniją Rasa su vyru atvyko iš Panevėžio. Pradėjom kaip visi, sako emigrantė, kuriai kaip ir daugumai atvykėlių moterų teko dirbti valymo darbus. Tačiau emigrantė išsyk suprato, be kalbos nieko nebus. Todėl puolė mokytis daniškai, gilinosi į galimybės, kurias ji turi svečioje valstybėje. Dabar Rasa savo gyvenimu Kopenhagos priemiestyje visiškai patenkinta. Sako, kad čia gera augti ir jos vaikams, kad pajamų, kurias su vyru gauna, visiškai užtenka. Bet tam reikėjo daug dirbti ir stengtis pritapti. Prisimena jau 12 metų Danijoje dirbanti panevėžietė. Todėl, kad pati buvau susidūrusi su, sakykime, ne tai, kad sunkumais, paprasčiausiai mačiau, kad yra nelengva, kad nemokant danų kalbos, sakykime, anksčiau dargi buvo šiek tiek lengviau, nes žmonės buvo labiau linkę paaiškinti. Pavyzdžiui, paskambinus angliškai, pasišnekėjus, tai jie tiesiog mielai padėdavo ir išaiškindavo. O dabar, kadangi mūsų yra labai daug ir lietuviai nėra labai linkę greitai tos kalbos mokintis, paprasčiausiai buvo susidurimas tokiom problemom, kad jiems nenorėdavo nieks padėti. Konsultacijos prašantys lietuviai dažnai nustemba, kad už tai teks susimokėti. Jie nesupranta, kad kiekviena užklausa tai dar kelios minutės pavogtos iš laiko, kurį Rasa praleistų su šeima ar tiesiog pailsėtų. Kaip bebūtų, pašnekovė mano, kad jos pagalba prasminga ir tos akimirkos, kai mato, kad žmogaus gyvenimas palengvėjo, jai yra neįkainojamos. Vėlgi visokiausių žmonių yra. Priklausom, aišku, kokios jie dar pagalbos, sakykime, tikisi ar prašo. Ir aš labai dažnai nemokamai tas paslaugas darau, ko, sakykime, daug kas nesupranta, nes vis tiek tu naudoji savo laiką gaišti ir, kaip pavyzdys, paprašo žmogus užsiregistruoti, tarkim, į profsąjungą. Vienintelis dalykas, ką reikia padaryti, užpildyti anketą. Užpildyti anketą internetu ir ją išsiųsti. Bet yra žmonių, kurie jie supranta, kad yra tiesiog tokia, kaip pasakyti, paslauga, už kurią mokėti reikia. Lygiai taip pat, kai tu eini, nežinau, pas dantistą susimokė arba eini pas teisininką, sakykime, kažkokios konsultacijos tau reikia, tu taip pat už tai moki. Nesvarbu, kad jisai galbūt, tarkim, to rezultato, kurio tu tikiesi, tau nesuteiks. Tai tiesiog taip. Moteris su visa šeima dažnai aplanko savo gimtąjį miestą Panevėžį. Ji vis dažniau pagalvoja ir apie grįžimą į Lietuvą. Bet prisipažįsta, užsienyje praleidus 12 metų tokį sprendimą priimti nelengva. Tačiau kai parskrenda atostogų, Rasa sako matanti, ką būtų galima patobulinti, kad norinčių grįžti būtų vis daugiau ir daugiau. Labai dažnai sutinku labai niūrių žmonių Lietuvoje. Aš norėčiau palinkėti visiems tiesiog, kad žmonės daugiau šypsotųsi, kad to pozityvumo tokio įgauti, kad ir kas beatsitiktų. Tiesiog norėčiau palinkėti, kad galbūt ir žmonės pradėtų grįžti į Lietuvą, kad jie norėtų ten grįžti, kad jie didžiuotųsi savo šalim, kad jie ten yra gimę ir tiesiog kažkaip tai susigrąžintos bėgančių žmonės iš šalies.